Buenos Airių milongos, juk žinai, tai ne šiaip vietos pašokti. Tai maži pasauliai, kurie nubunda tik nusileidus nakčiai. Kiekviena salė turi savo taisykles, savo veidus ir savo ritualus. Žvilgsnis pakviečia, galvos linktelėjimas atsako. Ir kelioms minutėms du nepažįstamieji pasineria į apkabinimą, kuris galbūt niekada nepasikartos. Kai kurios milongos švyti po senoviniais krištoliniais sietinais, kitos glaudžiasi rajonų klubuose su paprastais stalais ir grindimis, nudilusiomis nuo tūkstančių tandų. Bet visose plaka ta pati širdis – muzika, laukimas ir susitikimas. Nes Buenos Airėse tango nestebimas iš šalies. Čia ateinama, apsikabinama ir gyvenama. Pačiame Buenos Airių centre, vos už kelių žingsnių nuo Corrienteso prospekto, laiptai veda į vieną legendiškiausių tango vietų – Marabú salę. Nusileidus žemyn, miesto triukšmas nutolsta. Atrodo, tarsi Buenos Airės būtų paslėpusios dalį savo atminties po savo pačių gatvėmis. Atidarytas 1935 metais, Marabú buvo vienas didžiųjų naktinio Buenos Airių gyvenimo kabaretų. Čia 1937 metų Liepos 1 dieną su savo orkestru debiutavo Anibalis Trojolo, o jam pritarė Francisco Fiorentino balsas. Šioje scenoje taip pat pasirodė Carlosas Di Sarli, Angelio D'Agostino ir Osvaldo Pugliese. Netgi viena istorija, nutikusi tarp šių sienų, įkvėpė tango Komodos Ekstranios. Šiandien jo art deco estetika, stalais apsupta šokių aikštelė ir rūsio jaukumas išlaiko sunkiai atkartojamą žavesį. Nes Marabú nėra muziejus, tai gyva milonga, kur kiekviena tanda sujungia dabartį su atmintimi. Čia ne šiaip šokamas tango, čia šokama pačioje jo istorijoje. Marabú klube tango priklauso ne tik šokėjams. Čia taip pat yra dainininkai. Balsai, kurie priartėja prie stalų, skrieja virš aikštelės ir pasakoja istorijas apie prarastą meilę, neįmanomus susitikimus ir naktis, kurios niekaip nesibaigia. Čia dainininkas nėra tik fonas. Jis yra milongos sielos dalis. Gyvo garso orkestrai sugrąžina salei dalelę jos buvusios didybės. Kai suskamba pirmasis bandonija ir pasigirsta balsas, akimirksniu tampa lengva įsivaizduoti Francisco Fiorentino, dainuojantį su Troilo orkestru, arba jaunąjį Roberto Rufino priešais Carlosą Di Sarli. Tačiau Marabú gyvena ne vien prisiminimais. Tai taip pat yra susitikimų vieta. Prie jos stalų susitinka užkietėję milongerai, jauni šokėjai, svečiai iš kitų šalių ir žmonės pirmą kartą užsukę į milongą. Čia yra vietos šokti,
bet taip pat ir klausytis, stebėti, kalbėtis bei dalintis maistu. Nereikia žinoti visų taisyklių, kad leistumeisi sužavimas šios atmosferos. Galbūt tai ir yra vienas didžiausių jo privalumų. Marabu išlaiko senojo kabareto eleganciją bei paslaptį, bet ir toliau veria duris naujoms kartoms. Nes tango turi atmintį, bet jis gyvas tik tol, kol kažkas naujas išdrįsta įžengti pro duris.